Klausau. Labas vakaras. Labas vakaras. Ar su ponaičiu Vytautu kalbu? Taip. Vytautai, tavo numerį ir apie tave, na, pusiau gerų žodžių atsiliepė mano geras pažįstamas senų laikų Kostas, kaip ir tavo treneris, ar ne, krepšinio? Taip. Vytautai, kaip tu dabar gyveni? Tvarkoj, gerai, o kas yra? Nieko nėra, aš tiesiog grįžau trumpam iš jūrų marių ir kaip visada, kas 4 metus tiesiog pasižiūriu, kas gero, kas blogo, kaip kas žaidžia iš jaunimo ir panašiai. Kosto paklausiau savo gero draugo tiesiog, kas galėtų mane labiau sudominti, tai išrinko 5 žaidėjus ir vienas iš jų tu esi, Vytautai. Tai skambinu tau pirmam ir norėjau paklausti, kaip tau reikalai su sportu, su gyvenimu visų ir panašiai. Nu, tai kaip ir gerai. Kaip ir gerai. Galėtum... Nieko nesiskundžiu. Nieko nesiskundė. Kokioje tu pozicijai žaidži dabar, patikslink man? Nu, pas Kostą tai visom skaityt. Visom. Iki 3 numerio nuo 1, šitas su 1, 2. Koks tavo ūgis? 87. 87. Taip, tai žodžiu turiu 5 kandidatus, aš atrinku 2, su kuriais rugpjūčio pabaigoje bandom išvažiuoti į Denverį. Ir ten tiesiog vyksta tokia peržiūra. Iš tų 2 galimas dalykas, kad galite pakliūti į NCAA lygą, o geriausiu atveju, bet čia, reikėtų labai gerai pasistengti į NBA, bet čia, aišku, viskas priklausys tik nuo tavęs. Jūs juokaujat gal. Kol kas? Gal reiktų nacionaliniai pažaisti ar LKL. Nežinau, kaip čia vyksta. Manau, gal iš jūsų. Vytautai, aš labai rimtai kalbu, aš grįžau ir čia man juokauti. Aš žinokit, aš realiai vis suvokiu apie savo galimybės. Tu sakai, kad tu nesugebėtum iš karto į NCAA. Tai nežinau, nepabandžius negaliu nieko sakyti. Aš iš tavo kalbos suprantu, kad tu noro jokio neturi. Ne, tai noras visada yra, bet tai žinot, kai Lietuvoje to dėmesio tokio nėra. Tai dėl to, tiesiog, Lietuva... metų realiai suvoki žaisdamas, kad koks tavo lygis yra ir panašiai. Lietuva ne Amerika. Jeigu dabar tu nenori kalbėti ir nori tiesiog savo svajoniai nugrims, tai galim tiesiog padėti ragelį, aš dar turiu 4 pretendentus. Vytautai, tavo apsisprendimas. Nežinau, ką net atsakyti, čia taip nustebino su tokiu skambučiu. Liko 10 sekundžių. Nu gerai, nereikia man. Nereikia? Ne. Supratau. Ačiū tau už pokalbį ir sėkmės. Viso gero jums taip pat. Zip FM. Sveikas gyvas. Labas, Vitiokai, čia radistai Jonas ir Rolandas. Nu. Klausyk, tu kaip krepšininkas protingas vyras. Nu, matot. Gal tai. Klausyk, tu... Todėl gal ir nesiseka krepšinį. Gali būti, žinok, dėl to, ką aš tikriausiai tau nesiseka. Kaip sekasi, bet tai, žinot, ne į NCAA. Ne NCAA, ar ne? Gerai, tai... Šaunuolis, Virutė, esi, kaip sakant, nepika, jeigu pažadinom ir gerą vakarą tau. Taip. Ne, tvarkoj, dėkui labai. Dėkui tavo draugai šiek tiek pasistengė. Pasistengė jau. Nu, tai aš jau supratau. Nepersistengė. Iki, tvarkoj. Ate. Iki. Iki.